Sveiki, sveiki. Ačiū, kad stebit mano kanalą ir prenumeruojat. Ačiū, kad spaudžiat patiktuką. Ačiū, kad komentuojat, kuo nudžiugins mūsų rytojus. Tuo einu ir pasakysiu. Įsirinkit, kaip jūs mėgstat. Pirmasis variantas. Na, va taip, pentaklių karalius yra labai karališkas karalius. Tai valdovas, tai valdytojas. Jis turi daug valdų, jis turi daug ką valdyti ir jis labai širdingas ir geras. Jis viską valdo švelniai, minkštai, jo turtai didėja, jis dalinasi su visais artimaisiais savo turtais ir nuo to nemažėja turtų. Šalia jo ir šuniukas, ir karvytė, ir iš viso jis gyvena jaukiai, puikiai, kažką dar toj stikliniai ten turi. Va, ir rytoj jūs pasijusit šituo karalium, jūs pamatysit, kad jūs taip pat turit ką valdyti, turit ką tvarkyti. Ypač tvarkyti jūs turit ką, o kai turit turto, tai jį reikia prižiūrėti. Tai va, jūs rytoj pamatysit, kad jūs turit ką tvarkyti, jūs turit ką valdyti, jūs turit ką prižiūrėti ir jūs turit kuo dalintis. Jūs visko turit pakankamai, jūs galite dalintis viskuo, jūsų turtas niekiek nesumažėja. Tai va, ir tai tokia jauki tokia diena, kai jūsų artimieji taip pat mato šitą jūsų savybę ir jie visi laimingi kartu su jumis. Jūs dalinatės skanėstais, dalinatės patogumais, automobiliais, nu gal ir šuniukais, ir karvytėm, aš nežinau, kos ten jūsų turte. Ir jaučiatės puikiai, ir jūs tai džiugina. Žodžiu, gera jum diena ateina. Būti karalium yra labai šaunu. Gerai, ir kitas karalius. Ir antras variantas taip pat karalius. O tai jau išminties karalius, jau tokio mokslo, informacijos, tokios nepriklausomos informacijos. Jum niekas per prievartą neįpirš kažkokių žinių, jūs nesinaudosit nepatikrintą informaciją, jūs viską patikrinsit, jūs išsiaiškinsit, jūsų protas neleis niekaip jūsų suklaidinti kažkokiem kitiem šaltiniam. Jūs neklausysit nei pletkų, nei pamokymų, nei nurodymų, jūs patys žinot, ką daryti ir puikiai šitą savybę ir naudojatės. Tai jūs rytoj priimsit gerus, teisingus sprendimus, jūs priimsit surasit gerus atsakymus į savo klausimus ir visą dieną leisit kaip išmintingas, gerbiamas žmogus, kaip koks, toks, gal direktorius, gal šeimos galva, gal kokios grupės vadovas. Jūs jausitės tikrai išmintingų ir atsakingų žmogumi ir jūs tai be abejonės džiugins. Taip. Va, o trečiam variantui, žinokit, kažko truputį pritrūks. Galbūt pritrūks laiko ir nespėsit į kokį autobusą. Ar pritrūks, ko čia dar, kažko atrodys, kad pritrūko. Ar tokių jėgų gal pritrūks, nelabai norėsis kažką daryti, lyg tai šalta, lyg tai sninga, lyg tai kažkaip nesinori ir atidėsit visą tą, ko nenorėsi daryti. Jūsų niekas per daug nenuliūdins, bet
tarytum kažkaip ne taip, kažko trūksta, kažko pavėlavot, kažkur nenorėjot eit. Ir tokią dieną jūs galite taip pat turėti ir niekaip tai jums nepakenks jūsų visam puikiam gyvenimui. Jūs visai nepulsit į paniką, jūs nepulsit liūdėt, jūs pagalvosit savo sveikų protų, kad viską kitą dieną padarysiu ir nėr čia ko per galvą verstis. Ir iš viso tokiu oru geriau tyliai pasėdėt ir išgert arbatos. Taip ir padarykit. Taip, ir vėl, o šitas, čia jisai riteris. Šitaip riteris laksto raganaičių kaladėj. Šitas riteris įneša, tokio ažiotažo, kažkokio sujaukimo. Atneš kažkokių žinių, kurių jūs nesitikėjot ir turėsit greitai apsispręst. Gal kokią apkalbą išgirsit, gal kokią netikrą informaciją, gal į jūsų galvą pasės kažkokią mintį, kad jūs turėtumėt paskubėt, kad jūs turėtumėt pasijaudint, kad, žodžiu, įneš tokio lengvo nerimo, tokio skubėjimo. Jūs nepasėdėsit ramiai, jūs kažką veiksit, jūs kažką galvosit, aiškinsitės. Tokia nerami diena, bet jūs tokių dienų nebijot. Jūs mėgstat šiek tiek adrenalino kartais gaut ir rytoj jūs jo gausit. Toksai galbūt kažkoks iššūkis, kažkas pasiūlys kokią staiga nenumatytą kelionę ar nenumatytą pirkinį ir jums sutrikdys galvą pirkt, nepirkt, važiuot, nevažiuot. Bet jūs apsispręsit teisingai ir viską jūs padarysit teisingai, bet stebėkit visus tos dienos pasikeitimus. Tai gali būti labai įdomu ir jūs galit gauti labai net naudingos įdomios informacijos.